Galterma pristato. Sistemą šilta sudaro kieto kuro katilas, kuriame galima kūrenti malkas, briketus, akmens anglį. Akumuliacinė talpa Aquaterm, perteklinės energijos kaupimui. Trieigiai vožtuvai, cirkuliaciniai siurbliai, vamzdynai, o taip pat lauko bei vidaus temperatūrų jutikliai ir sistemos valdymo automatika, užtikrinanti darnų visų komponentų veikimą. Į kieto kuro katilą pakraunamas kuras. Jis užkuriamas. Dūmai įkaitina kaminą ir jo temperatūrai pasiekus slenkstinę, temperatūros jutiklis įjungia cirkuliacinį siurblį, kuris pradeda pumpuoti mažuoju kontūru šylantį katile vandenį. Katilui įkaitus ir cirkuliuojančio vandens temperatūrai pasiekus nustatytą, trieigiame vožtuve esantis termostatas pradaro vožtuvą ir šaltas vanduo iš akumuliacinės talpos pradeda tekėti į katilą. Katilui vis labiau kaistant, trieigis vožtuvas praleidžia vis mažiau iš katilo tekančio karšto vandens ir vis daugiau iš akumuliacinės talpos tekančio į katilą šalto vandens. Taip išlaikoma pastovi į katilą grįžtančio vandens temperatūra ir užtikrinamas optimalus katilo darbo režimas. Akumuliacinėje talpoje kaupiasi iš katilo pakliuvęs karštas vanduo. Riba tarp viršuje esančio karšto vandens ir apačioje liekančio šalto slenka žemyn. Apie talpoje sukauptos energijos kiekį galima spręsti iš viršutinėje, vidurinėje ir apatinėje dalyse įtaisytų termometrų parodymų, kurie atvaizduojami ir automatikos valdiklio ekrane. Akumuliacinės talpos viršutiniai daliai įkaitus atsiranda karštas vanduo. Vandentekio vanduo sušildomas didelio paviršiaus ploto momentinėme vandens šildytuve, įmontuotame viršutinėje talpos dalyje. Termostatinis treigis vožtuvas užtikrina pastovę iš čiaupo tekančio vandens temperatūrą. Į šilto vandens liniją galima įjungti elektrinį vandens boilerį ir taip šildyti vandenį net ir nesant įkrautai akumuliaciniai talpai. Katilui kūrenantis ir talpoje atsirandant pertekliniai energijai, į boilerį patektų jau sušildytas vanduo ir taip nebebūtų eikvojama elektros energija šilto vandens ruošimui. Temperatūrą kambariuose seka temperatūros jutiklis. Ir jei nukritus žemiau nustatytos, automatikos valdiklis įjungia cirkuliacinį šildymo sistemos siurblį. Priklausomai nuo išorės temperatūros, valdiklis siunčia signalą pavarai, valdančiai trieigį maišymo vožtuvą. Kuo išorės temperatūra žemesnė ir atitinkamai patalpų šiluminiai nuostoliai didesni, tuo vožtuvas tiekia aukštesnės temperatūros vandenį į šildymo sistemą. Temperatūrai patalpose pakilus iki nustatytosios, cirkuliacinis siurblys išjungiamas. Kurui katile baigiant kūrentis, kamino temperatūra mažėja ir jei nukritus žemiau slenkstinės, cirkuliacinis siurblys išjungiamas. Likutinė šiluma iš katilo gravitaciniu būdu atsidarius treigiam atbuliniam vožtuvui tiesiogiai patenka į akumuliacinę talpą, aplenkiant termostatinį vožtuvą. Toks pat procesas vyksta ir tada, kai katilo pakurai kūrenantis dingsta elektra ir išsijungia cirkuliacinis siurblys. Atbulinis vožtuvas atsidaro ir šiluma iš katilo gravitaciniu būdu patenka į akumuliacinę talpą. Pakura pilnai išsikūrena ir užgęsta, o katilas nesprogsta ir nesugadinamas. Sistemą šilta galima sujungti su atsinaujinančios energijos šaltiniais. Tam apatinėje akumuliacinės talpos dalyje įrengiamas papildomas šilumokaitis. Saulė įkaitinus kolektoriuose esantį šilumnešį ir jo temperatūrai viršijus akumuliacinės talpos apatinėje dalyje esančio termofikato temperatūrą, įsijungia saulės kolektoriaus grandinės cirkuliacinis siurblys. Įkaitęs šilumnešis pakliūna į šilumokaitį ir perduoda papildomą energiją į akumuliacinę talpą. Todėl pavasario, vasaros, rudens sezone, šviečiant saulei, įmanoma sutaupyti dalį kuro, reikalingo šilto vandens ruošimui ir patalpų šildymui. Be saulės kolektoriaus dar yra galimybė prijungti vėjo jėgainę. Tam į akumuliacinę talpą įmontuojamas elektrinis tenas, kuris šildo vandenį naudodamas generatoriaus gaminamą elektros energiją. Taip irgi taupomas kuras. Šildymo sezono metu, išvykstant iš namų ilgesniam laikui, yra rizika, kad patalpose temperatūra nukris žemiau leistinos ribos ar net užšals vanduo šildymo sistemoje. Kad to neįvyktų, yra numatyta galimybė į akumuliacinę talpą įmontuoti papildomą elektrinį šildymo elementą. Net ir nesikūrenant katilui,
Tenas kaitintų vandenį akumuliacinėje talpoje ir to šilumos pakaktų, kad šildymo sistema veiktų ir patalpose palaikytų priimtiną temperatūrą.